5 patarimai, kai niekam nėra laiko, bet nori jaustis ir atrodyti gerai. Tai pirmiausia, jei yra galimybė, užsakyk maisto produktus į namus. Sutaupysi ne tik laiko, bet ir prisipirksi mažiau tų visų nesąmonių, kurias pastoviai valgai. Antra, gamink daugiau maisto į priekį, kelioms dienoms, savaitei. Bet redai, aš nenoriu valgyti ten kelių dienų senumo valgio. Tada skirsi daugiau laiko gaminimui. Trečia, sportuok ryte, kai salė tuščia, sujung pratimus vieną po kito be poilsio pertraukos, kad treniruotis sutrumpėtų. Ketvirta, planuokis dieną, įtrauk laiką grynam orui, pasivaikščiojimui, ne tik dėl aktyvumo lygio, bet ir dėl geresnės psichologinės būsenos. Ir penkta, lova skirta ne telefonui, ne televizoriui, ne darbui, atsiguliai miegok. Geriausiai valandą prieš miego ribok visus prietaisus. Nustebsi, kaip drastiškai pasikeičia gyvenimo kokybė. Sek mane dėl daugiau naudingų patarimų.